Salmo. Žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes ant Minijos upės ledo. Taip, iš tikrųjų, Minija jau laiko, nors kaip visada sakau, būkite pratingi prieš lipdami ant ledą, gerai pasitikrinkite jį ir geriausiai važiuokite su gerų bičiulių kompanija. Tada bus ramiau, vienas kitą saugosite. Kągi, šiandien turime gerą pūgą, ten labai gerą vėją, apie 15 metrų per sekundę ir, žinoma, turime Minijos ledą, o mūsų mintis šį kartą pasisukusios žvejoti ešerius, žvejoti jos avižėlėmis ir jums papasakoti apie avižėlės, apie valus, apie tai, kaip gaudyti srovėje, kaip ieškoti ešerių, žodžiu, apie daug mūsų laida, pirma tikra avižėlinė ant pirmojo Minijos ledo. Sveikatai ir laimiai. Iš karto klausčiau, Nijolė, tavęs, ar tiki amžiną meilę? Sudėtingas klausimas. Aš tokios meilės trokštu. Galvoju, kad meilė turi savo etapus. Kad meilė iš tikrųjų turi savo tam tikras gyvenimo dalis. Dienos jau ilgėja, šviesėja. Laida Sveikatai ir laimiai kiekvieną sekmadienį 11:30. Akropolyje ne tik didysis išpardavimas, bet dar ir laimės valandos, kurių metu gausi papildomą 20% nuolaidą. Skubėk, kol dar yra. Pildyk pigių SMS planas Mygtukas. Aš netikiu tokiais dalykais. Akių dumimas. Tai netrukdyk kitiems, Ozi. Ne, hebra, nieko čia nebus, tai kaip, Pasiduok SMS hipnozijai. Juk dabar SMS į visus Lietuvos tinklus nemokamos. Plano mėnesio kaina tik 7 litai. Užsisakyk. Siųsk Mygtukas numeriu 1556. Futbolas. Baletas? Pildyk pigiausia. Kągi, ledą tikriname drąsiai ir kaip matote, ledas ant Minijos upės išties pakankamai saugus. Juolab, kad atvykę pamatėme visą krūvą meškeriotojų, kurie žvejoja, kurie gaudo ir, kaip matėme, laksto po visą ledą skersai išilgai. Kągi, pradžia prasideda nuo to, kokias avižėlės šiandien pasirenkame. Kalbame apie tokias, kurios šiandien turėtų dirbti. Iš principo, šiandien turėtų dirbti sunkios avižėlės, galingos, nes upėje srovė yra. Visas mūsų mėgstamas wolframinės Salmo avižėlės šiandien dėžutėje ir žinoma, tik nuo jų pradėsime savo žūklę. Kągi, avižėlių dydžiai įsirengti, žinome, kad keisime ir dar kartą keisime, nes minėjau tokia upė. Kol pataikysi ešeriui reikalingą avižėlę, gali pusę dienos raišėti, bet jei pataikai, o dažniausiai mes žinome, ko gaudyti, tada žūklė būna sėkminga. Pirmieji mūsų bandymai pagauti dugną. Srovė iš tikrųjų yra ir tam reikalingas netgi specialus skęstantis valas, kad kuo mažiau avižėlė neštų srovė. Apie valus šiandien pakalbėsime, štai dar vienas pakankamai rimtas dalykas, kuris šiandien padeda mums žvejoti, tai Vlado Valukonio sargelis, susuktas iš vielos. Taip, tokių sargelių jūs parduotuvėse nepamatysite. Šiandien mus pasveikina pirmieji Minijos ešeriokai, ne patys mažiausi, ne degtukiniai, ne sprendiniai, ne cigaretiniai, o tai jau yra gerai.
Vadinasi, šiandien žūklę pradedame linksmai, nors aplinkui pūsta, nors vėjas 19-17 metrų per sekundę ir tik pasislėpęs Minijos šlaituose, gali ramiai pradėti žvejoti ir kalbėti apie tai, kad dar žvauti manom. Įsivaizduoju, jeigu šiandien mes žvejotumėme kokiame ežere, tai būtumėme užpustyti kaip pingvinai per 10 minučių ir neberastumėme kelio namo. Pirmosios Minijos žuvis mus pasveikina. Nors ešeriokai ir ne patys didžiausi, žinoma, ne klumpiniai, kuršmario ešeriai, bet ir ne tie patys mažiausi gaudami ežeruose. Ir kas įdomu, kad ir štai nedidelė žuvis, bet žvejant srovėje, ten, kur giliai 3-4 metrai, kad ir nedidelis ešeriokas, patikėkite manimi, spardosi kur kas rimčiau. Kodėl? Todėl, kad visą tai jam padeda daryti srovė, o mum jį trukdo traukti žuvį į viršų. Keičiame žuklės vietas, kaip matome, ten toliau sėdintis meškeriotojai taip pat juda. Vadinasi, niekas nerado auksinės eketės ir ešerių žvejyboje taip dažniausiai yra. Kad reikia dirbti, ieškoti, bandyti vieną, kitą eketę. Kartais viena šalia kitos eketės būna visiškai netoli, bet laimikiai skiriasi. Ar ant dugno guli koks pagaliukas, ar koksai kelmas, ar koks nuskendęs krūmas ar akmuo ir būtent tokiose vietose laikosi žuvis. Galbūt už 3 metrų jų visai nėra, o rasite tokią eketę, kur žvejyba taps smagi. Įsibėgėjame ir tai yra svarbiausia, nors šiandien tikimės pagauti ir kur kas didesnių laimikių. Vis dėlto Minija būna dosni. Nors tokiu metų laiku ir tokiu oru, kai aplinkui vėjai stūgauja, pusnis ir visą laiką sukasi mintis, kaipgi reikės automobiliu grįžti namo. Galbūt. Bet svarbiausia, judesys yra, mūsų virpinimai ir mūsų sistemėlės avižėlės pasiteisina ir tai yra jau gerai. Ir žvejyba šiandien mūsų tokia, kad atrodo, tos ešerius traukiame ilgai ir nuobodžiai, bet kaip jau supratote, srovė ir giliai, valai šiandien pasirinkti 1/10 milimetro. Kodėl? Todėl, kad galvojame, jie turėtų mažiau nešti avižėlės, o kuo plonesnis valas, kuo didesnis srovė, tuo greičiau mažesnė avižėlė pasiekia dugną. Pradžia yra, bet iš tikrųjų svarbiausiai, kad užlipame ant Minijos ledo, pasislėpėme nuo vėjo, kurį pranašavo šiandien ir iš tikrųjų jisai toks yra. Ir idėja tokia, kad, visi žino, kad gaudyti ešerius smagu tada, kai slėgis aukštas, kai orai nesimaina. O dabar yra taip, kaip yra ir jeigu jau šiandien papuolėme, tai turėsime gręžti begalę ekečių, kad pagautumėme vieną kitą ešerioką. Žuklė bus nelengva, bet jeigu nepadarysim, darbas yra darbas, žvejyba yra žvejyba ir, kaip sako, jeigu neįdėsi į tai pakankamai daug fizinių jėgų, neprigręši daug ekečių, gali pagauti vieną kitą žuvelę, o gali pagauti kur kas daugiau. Ir dėl to einame, bandysime akėti visą tą ledą, prigręšime begalę ekečių, nes taip ir turi būti ešerių žuklėje. Kuo daugiau ekečių, tuo daugiau šansų pagauti žuvį. Taip, bičiuliai, jeigu mes kalbame apie tai, kad jeigu gaudome upėtakius pavasarį ar vasarą ir kalbame, kad žveja penį kojos, nes reikia praeiti begalę kilometrų, kad rastum tą iš tikrųjų įspūdingą ir gražią žuvį, tai žiemą galime pasakyti, žveja penį grąžtas ir daug ekečių. Taip iš tikrųjų. Kuo geresnis grąžtas, tuo mažiau problemų ir tuo smagiau bus jų gręžti ledą. O kuo daugiau ekečių, tuo daugiau rasti žuvį. Ir iš tikrųjų, tuo daugiau šansų. Jeigu mes kalbame apie tai, kaip gaudyti ešerius, tai sąžininkai pasakysiu, be 50-70 ekečių galime ir nekalbėti. Vadinasi, ir nežvejojame. Kodėl taip yra? Todėl, kad taip turi būti. Ešeriai žuvis irgi nepastovi. Tai vienoje eketėje pasirodo viena kita žuvis, tai kitoje, žodžiu, reikia eiti, ieškoti. Žinoma, randi tokį darbinį plotą, vadinamą darbinį, kad, pavyzdžiui, 50 metrų atstume pradeda kibti ešeriai. Bet, vėlgi, vienas ešerys iš vienos eketės, kitas iš kitos. 2 iš vienos, 2 eketės tuščios. Ir visa tai yra ešerių žuklė. Darbuotis ir dar kartą darbuotis. Kibimai gražus, Minijoje ešeriai kimba pakankamai ryškiai ir aktyviai.
taip stukteli per nagus, kad kartais net nereikia sargelio. Na, o jeigu kalbėti apie sargelius, apie kuriuos šiandien mes kalbėjome, ir apie tai, kaipgi žvejoti žuvį, srovėje darome visai kiti sargeliai. Jie yra tiesiog sukami iš vielos ir tai daro žmonės turintis rankas. Arba vienas kitam padaro bičiulį. Žuklės parduotuvėse jų rasti praktiškai neįmanoma. Šiandien mane stebina avižėlė, kurią pasirinkau. Kaip matėte, spalva visiškai nereali. Apie avižėlės aš dar pasakosiu ir kodėlgi tokio užsidėjau, vis dėlto ne šiaip sau. Na va, pradžia yra, tai yra svarbiausiai mum. Kaip supratote, griežti reikia pakankamai daug, oras toks, kad kuo daugiau grieži, to šilčiau darosi ir iš principo nešerinis, bet pragrėžus, kaip matėte ir man ir Vladui, žuvis pradėjo kipti. Ne pačias didžiausias, ne tie didieji šeriai, kuriuos mes visada gaudome minijoje ant pirmo ledo, bet nieko nepadarysi, viską valdo mūsų norai ir viską valdo ten, kas sėdi ir makaloja dabar. Vėlgi atšilimai, atlydžiai, vėjai sukas ir taip toliau. Bet kokia šiandien buvo idėja? Tokia, kad kol neradome avižėlių, tol ir nepagavome. Ir iš tikrųjų teko kalbėti su salmo ekspertais, tai Normandas Grobovskis ir Piteris Lyderis, vienas 2 kartus, kitas 3 kartus pasaulio poledinės žuklės čempionai. Teko su jais konsultuotis prieš šią žuklę ir dabar papasakosiu bent jau jų žodžius. Jeigu gaudėme srovėje šiandien, tai štai pradėjome naudoti tas vadinamasias kampuotas avižėlės. Kodėl? Iš tikrųjų, srovė pakankamai didelė, reikia leisti avižėlę gilin, giliai apie 4-5 metrus, dėl to šiandien dirba štai tokios pakankamai didelės avižos. Ir Vladas šiandien, kaip matėte, tik užsirišo tą vadinamąją, pjaustytą avižėlę, rusiškai vadinama granionkė, iš tikrųjų, tokia kampuota avižėlė, kaip matote, pakankamai sunki ir kibimas prasidėjo. Kodėl populiarios tos kampuotas avižėlės, tos briaunuotas? Todėl, kad, iš tikrųjų ir po vandeniu jos blikai tokie, jinai nėra vienalytė masė, nėra lašo formos, nėra apvali ir ji kaip po vandeniu dirba, žuvis matyt mato netgi ne formą, kažkokius tai atsišvietimus ir būtent dėl to ji populiari. Bent jau kiekvieno meškeriotojo turėtų būti dėžutė, mano asmeniškai jos tikrai yra, jos iš tikrųjų padeda žuklei. Bandžiau, eksperimentavau, kol eksperimentavau visai iki kitokių spalvų, iki tokių ryškių spalvų. Ir pats niekada parduotuvėje nebūčiau jų pirkęs ir net nesugalvojęs, kad ten jų galima gaudyti, bet būtent, kad Piteris Lyderis, 3-kart pasaulio čempionas, parekomendavo. Jeigu turėsi problemų su kibimu, jeigu kibimas bus silpnas arba bus prastas oras, bandyk štai tokias fluo avižėlės. Man atrodo, jos kaip žaisliukai skirti parduotuviai daugiau žvejų vilioti. Tačiau jie patys sakė, pas mus Čiudo ežere tai numeris 1 avižėlė ir iš tikrųjų tada sakė, kai kibimas nėra aktyvus, kai nedirba aukso vario spalva, bandyk būtent tokį. Ir šiandien, kai matėte, aš užsidėjau tą pabaisą tokią, iš tikrųjų atrodo baisuokliškai, kažkoks wobleris vasarinis. Ir visas kibimas prasidėjo būtent ant jo. Kodėl taip yra, nežinia, nes aplinkui vyrai gaudo paprastomis ir jų rezultatai kur kas kuklesni. Vadinasi, žvejo dėžutėje turi būti viskas. Apie tai, kad visos salmo avižėlės yra wolframinės ir jie gamina švedam, suomiam, rusam, tiem patiem rusam ir kad tos avižėlės yra gerbiamas visame pasaulyje, su jomis dalyvaujama žuklės varžybose, žino visi Lietuvos meškeriotojai. Ir kodėl wolframas? Labai elementaru. Sunkesnis už šviną, tai yra mažesnė avižėlė, gali pasiekti dugną, gali kovoti su srovė. Kuo mažesnė avižėlė, tuo noriau ir gražiau kips ant jos įnoringa žuvis. Šiandien taip ir yra. Nors avižos pakankamai didelės, spalvotos, bet svarbiausiai wolframas. Jeigu reikėtų paskandinti tokią švininį, turėtų būti kaip nagas. Taip kad atkreipkite dėmesį ir jeigu ieškosite avižėlių, žiūrėkite, kad jos būtų pažymėtos salmo ženklą ir būsite tikrai patenkinti. Kągi, tęsime žuklę, nes ešeriai pradėjo kipti, tai yra mums svarbiausia. Štai tokie mūsų patarimai ir tiksliau ne mūsų, o jums visiems mūsų laidos žiūrovams perduoti žymių Latvijos meškeriotojų. Tikimės, šiemet su jais mes pažvėjosime, bent jau mūsų laidose ir mūsų planuose yra taip, kad tiesiog mūsų laidose sudalyvaus gyvai ir Normandas Grobovskis, ir
Tie žmonės, kurie iš tikrųjų paledinę žūklę žino kur kas stipriau negu daugelis mūsiškių, nors negali peikti. Štai vienas kitas didesnis ešeriokas tik įrodo, kad ir avižėlės pasirinktas teisingai, rankos dreba gerai ir žvejyba tampa maloni. Apie masalus, kuriuos dedame ant kabliuko. Žinoma, uodo trūklio lerva numeris 1 žvejojant ešerius. Ir žinoma, jeigu jau galvojame ir žvejojame didelėmis avižėlėmis ir galvojame apie didelius ešerius, tai ir tų uodo trūklių lervų turėtų būti daug. Ir visi žino, kad kuo sunkesnis kibimas, tuo mažesnės avižėlės, tuo mažiau masalų. Bet kai šiandien kibimas, pakankamai teigiamas, jeigu kalbėti apie tai, kad aplinkui pusta sniegas ir kitur žvejoti praktiškai neįmanoma, ešeriai tik storėja, štai tokio dydžio ešerius jau žvejoti išties be galo malonu, žvejoti 1/10 mm valu, tai galima pasakyti, kad ant kabliuko dedame netgi 7-8 uodo trūklio lervas, kad atrodytų viskas gražiai, solidžiai ir išvaizdžiai. Šeriai šiandien kimba. Viskas, kaip ir tikslas pasiektas, lūpame įsižioja. O štai bičiulis Vladas, šiek tiek užtilęs, sėdėjęs gilumoje, parodo dar vieną įspūdingą užkirtimą. Taip ir ten, name gale, patikėkit manim, jau kažkas tokio rimto, kad mes kartu su operatorimis sėdime įsižioja ir žiūrime į šią nerealią kovą. Spėkite iš 3 kartų, kas tai bus. Žuvis visiškai nepasiduoda, tik pasirodžiusi kažkur ten po ledu vėl lekia žemyn, vėlgi prašo valą. Priminsime, kad šiandien žvejojame 1/10 mm valu ir štai tokia kova, iš tikrųjų lygiai tokia pati kaip vasaras su pakankamai didelė žuvimi, kai reikia atleidinėti ryte stabdį, kai spiningas ir meškerykotis perlinkęs per pusę ir širdis virpa ir spurda ir niekas nežino, kasgi ten. O ten, mėly mano laidos bičiuliai, ta žavis, apie kurią daugelis girdėjęs, bet kad štai taip, užkipto avižėlė, užkipto masalui naudojant uodo trūklio lervas, išties gražu. Taip, tai vėgėlė. Iš tikrųjų, bičiuliai, žuvis, ir apie kurią daugelis yra kalbėjęs, girdėjęs ir matęs, bet štai žvejojant 1/10 mm valu nėra taip paprasta ištraukti šią žuvį. Tiesa, nebuvo pati didžiausia, ne tokios, kurios kimbo Nemune po 2,5 kg ir visiškai švariai išneršusi, bet laimingas įspūdingas, žvejojant 1/10 mm valu. O masalas, kaip visada, salmo avižėlė, kampuota, briaunuota. Sekasi žmonėm, vėgelė, kad išluptų avižėlę iš paledo. Stintinę esu matęs, kad išlupa. Pats esu išlupęs Kuršių mariose, bet kad minijoje avižėlę vėgelę. Eisim priversim, paleisim, nes iki sausio 15. Tai galiu gaudyti? Negalima.
Šįkart žuklės ekspertų būsiu aš, nes jau ką apie valus ir apie vėžėlės, kaip supratote, šiandien šiek tiek galime papasakoti jums. Na, apie vėžėlės mes kalbėsim turbūt visą šią ilgą žiemą, nes išties tas metas, kai visus mūsų vandenį sukaustės ledas, jeigu jis laikys, tai kiekvieną dieną vis kažką tai naujo sužinosime. Šiandien sužinojote apie sunkes, wolframinės ir apie dažytas vėžėlės, o apie valus. Iš tikrųjų daugeliu atrodo, kad, tai didelė problema tas polediniai žūkliai skirtas valas. Pažiūrėjau, kad užrašyta polediniai žūkliai, nusipirkau ir gerai. Ir po to vyrai keikėsi, nes jiems trūksta vėžėlės, jiems trūksta didelės žuvis ir visą tai tampa nebežvejyba, kankinė ir vėlgi pralaužtais laimikiais. Kas ko nori iš to valo? Šiandien mes norime supažindinti su nauja valų grupe, Salmo, ir iš tikrųjų kiekvienas valas yra skirtas žūklės, įvairiausiam žūklės sąlygom. Visų pirma, žinoma, visi valai yra žieminiai, jų yra rašoma, kad jie yra aisti, yra skirti žiemai. Tačiau vieni yra paprastesni valai, skirti elementariai žūkliai, nėra brangus, kiti yra brangesni ir koksgi yra skirtumas. Pavyzdžiui, Ice Magic valas, kuris visiškai nebijo šalčio iki 35-40 laipsnių temperatūros. Įsivaizduot, kas tai yra. Žodžiu, kai yra šalta, kai yra šaltas vėjas, būna taip, kaip iš tikrųjų valas pradeda, pavedinėti. O štai šis variantas yra padarytas ten, kur pakankamai šalta, ten, kur, Utenai, Vilniuje, aniem regionam, kur jie turi žvejybos ir 15, ir 16, ir 17 laipsnių šalčio, jau paprastas valas kartais gali pavesti. Dėl to rekomenduojame atkreipti dėmesį būtent į tokį valą. Ir kas man gražu, kad vėlgi su šitais valais ir prie jų gamybos dirba žmonės ekspertai. Vėlgi ta pati Latvijos rinktinės nariai, Piteris Lyderis, Normandas Grabovskis, kurie yra pasaulio čempionai, ir jie, žinoma, konsultuojasi, kalba su žmonėmis ir renka tos valus. Žinoma, visi jie pagaminti Japonijoje. Vienas iš valų, kuris ypatingai turėtų būti svarbus, tai ice sinking, skęstantis valas. Kodėlgi atrodytų, kamgi reikia čia iš po to ledo skęstančio valą? Įleidai vėžėlę, vis viena nuskenda. Bet yra tokių žūklės sąlygų, kai, pavyzdžiui, reikia gaudyti labai mažą vėžėlę. Ir paprastu valu jūs mažą vėžėlę nuskandinsite į 2-2,5 metro gilį ir nebejausite sargelio vėžėlės. Tiesiog vandens spaudimas nebeleis to padaryti. O jeigu naudosite skęstantį valą, viskas tvarkoje. Netgi 3-4 metrų gilėje su ta pačia maža vėžėlė jūs rasite dugną, išvirpinsite ir jausite kibimą. Tai ypatingai svarbu tada, kai kibimas pakankamai prastas, o štai būtent skęstantis valas turėtų jums padėti susitvarkyti su problemomis. Dėl to vėlgi galvokite, kokiom žūklės sąlygom jums to valo reikia. Na ir žinoma, fluorokarbonas, naujienos visame pasaulyje. Mados šauksmas, mados klyksmas nuo muselinės meškerės, plūdinės, varžybų iki poledinio žūklės. Nematomas valas, fluorokarbonas, speciali medžiaga, kuri nematoma ir vėlgi jisai netgi pažymėtas taip, kad fast sinkingas, tai yra netgi labai greitai skęstantis valas. Vėlgi idėja tokia, kaip mes šiandien gaudome srovėje, arba jeigu gaudote didesniuose giliuose, mažesnė vėžėlė, galite greitai pasiekti dugną, vandens paviršiaus tamprumas ir valo pats padengimas toksai, kad jisai daug greičiau leidžiasi žemyn. Viskas labai paprasta. Ir kas svarbiausia šituose valuose, kad, jie nors netrina. Kaip jau sakiau, gaminti Japonijoje, tai yra netgi Latvijos rinktinės rinkti iš begalės variantų iš Japonijos, bet jie netrina. Jeigu jie rašo, kad 0,1 tai yra 1/10 laiko kilogramą, vadinasi ir laiko kilogramą, o ne kaip būna kitų valų paskaitai 1/10 laiko kilogramą 800 arba kilogramą 700, vos nemenkės gali piešti. Vėjai. Ir vėlgi dabar koksgi tas eksperto patarimas? Kągi pasirinkti meškeriotojai? Aš rinkuosi visą laiką skęstantį fluorokarboną. Pakankamai brangokas valas. Bet galite rinktis ir skęstantį. Kam nereikia skęstančių, kas gaudo kur nors šalčiau, rinkitės Ice Magicą arba dar paprastesnį valą Sigma Ultra. Žodžiu, man asmeniškai reikia visų šitų valų. Ko jums reikia, jūs patys įsirinksite. Viskas? Lekiam, nes mūsų laukia ten ešeriai. Sauliaus Jokožio didžiausia vakarų Lietuvoje spaustuvė šiemet pristato naujieną. Įsirinkite ir padarykite kalendorių pats savo.
Asmeniniai kalendoriai kiekvienam su įspūdingiausiamis gyvenimo akimirkomis. Daugiau www.kalendoriai.lt. Tokia šiandien buvo mūsų žuklė su Vladu. Dėkui, Vladai, tau už sargelius, kurie šiandien, būtent sargeliai šiandien dirbo labai smagiai. Ir būtent, kaip matėte, konusinį srovėje tik laiko sunkia avižėlė. Dėkui avižėlėm, dėkui ešeriam. Gaila, kad nebuvo tų šerių, tų pačių didžiausių, apie kuriuos mes galvojame. Pirmą ledą minėjo dažniausiai būna tų. Bet oras toksai, kad iš viso džiaugiamės, kad pagavome šį beitą. Ir niekad nebūčiau patikėjęs, beje, kad galima pagauti ant tokio balvono būtent tos ešerius, ar ne, Vladai? Tai štai, tokia šiandien mūsų laida. Netrukus konkursas didelės ir mažas. Tiksliau, ne didelės ir mažas, o jau naujas konkursas pagauta ir paleista žuvis. Rolandas Baratinskas atsiuntė mums savo krūvą paleistų lydekų. Vaizdai gražus. Na, Remigijus pagavo įspūdingą 16 ir 500 gramų karpį Kėdainių rajone ir jį paleido. Remigijau, kitą kartą norėtume sužinoti ir tavo pavardę. Konkursas sugauta didžiausia ir paleista žuvis. Vėlgi šių metų naujiena, priminsime jo sąlygas. Kiekvienas, kas pagauna didelę žuvį, ją nufotografuoja ir paleidžia. Fotkės turi būti tokios. Žuvis pagauta ir fotografija, kaip žuvis paleidžiama ir nuplaukia. Na, žodžiu, kas turi fotoaparatus, kas tai gali padaryti, įsivaizduoja, o kitais stengsimės tikėtis. Nes iš tikrųjų mes kartu su Sauliaus Jokužio spaustuvė organizuojame tokią akciją ir visos nuotraukos papuls į didžiulę gražią knygą, kurioje išleis spaustuvė, kuri bus toliau knygynuose ir galėsite jūs rodyti savo draugam, bičiuliam, vaikam, anūkam, kokią žuvis pagauti ir paleidote. Vien tam, kad išsaugotumėme Lietuvoje reproduktorius. Didžiausias ir gražiausias žuvis. Na ir žinoma, jūsų lauks begaliniai ir labai gražus firmos Salmo prizai. Šiandien viskas, galų gale. Tiek, nei žvyno, nei uodegos. Bandykite ledą. Ledas smagus, bandykite žvejoti. Žvejoti reikia, o žvejoti visada įdomu. Salmo. Žvejok su malonumu.